Chebrytė. Ką tik pasiėmiau bookingą 2 naktim Martos mieste, kas yra už kažkur 7 kg ir už virš 1000 metrų sukilimo. Aš dar tokią rimtumą važiavimą jaučiu nesuvažiavęs, kad virš 1000 metrų ir tiek kilometrų, tai šoviau tokį biškį savo challenge. Taip dvejojau, ar imt ar neimt, nes tikrai pavargsiu. Oi, šiandienos orelis man patinka. Dar nespėjau palapinių susitvarkyti ir jau man karšta buvo, sustrigę jau. Persirengiau iškart į marškinukus, įkritau. Labai gerai. Nu čia tikriausiai aukštis nuo jūros lygio viską padaro. Čia dabar tokiais iš viso nuošaliais keliukais važiuosiu. Nemažai laiko, kur iš vis be juostų jokių. Tiesiog tokie laukai, tarp laukų keliukai tokie išvedžioti. Dar anksti apsidžiaugiu, kad čia geri keliai. Čia vėliau kokį žvyrkelius mane įvedė. Pažiūrėk. O muga. Gali būt, kad čia man 4 km reiks važiuoti. Varom, ką žinau, nu. Gali atgal apsisuk, bet tai ką čia dabar? Ai, tau. Bandom važiuoti. Reikia visokių kelių. Tikiuosi tik net prisilošiu gal. No. Čia upė. O, mugu bandau. Jau. Bet ten prieky kas tešlos bus. Oi, tu savo čia kokias tešlos. Svarbiausia yra nemint su tokiais keliais nevažiuot, nes tada taip prisivelsi ratus, kad bus žiauru. Vandens beveik nebeturiu. Reikia dasigauti iki didesnio kaimelio kažkokia. Čia per smėlį vėliau kokį varau, o ką tik važiavau per vandenį. Smagiai mano grandiniai, smagiai. Vėl nusimeta šveitimus grandinės. Eik tu sau! Čia neįmanoma važiuoti. Šviesą tunelio gale. Ir kaip man pasisekė, kad vartų neuždaryti. Prašo, kad palei šitą tvorą man dar 3 km reikia važiuoti. Tikiuosi, čia bus normalus kelias. Eik tu savo, bet nepanašu. Oh my god.
Pažiūrėk, kas čia yra. Pažiūrėk, kas čia yra. Aš čia palei geležinkelio važiuoju. Kodėl aš pasirinku čia važiuoti? Visa laimė, kad dabar nelyja jau daug laiko. Visa laimė, nes čia tokie molynai būtų. Privažiavau tiltą per geležinkelį, per pervažą, į kurį aš įvažiavęs galėčiau išvengti žvyrkelio. Ten yra kaip alternatyvus, kaip rekomenduotinas maršrutas link mano tikslo, bet yra alternatyvus šitas, kuriuo aš važiuoju. Jis yra ne per miestą Linarės, bet per kažkokius kaimukus. Jis yra 100 metrų, gal daugiau nei 100 metrų mažiau sukilimo. Atstumas tas pats kilometrų. Renkos aš jau geriau jaučiu žvyrkelį. Jeigu toks žvyrkelis bus, tai tikrai aš jau geriau tokį rinksiuos, negu virš 100 metrų sukilti. Važiuojam čia toliau. Buvau greit pašokęs pasimti bandelių, šiaip skanukų parduotuvėje. Kažkaip grinais norėjau mokėti, nes supratau, ką jis ten pasakė. Tiesiog ištiesiau delną eurų, žinai, kad tipo pasimtų kiek reikia. Tai jis man toks biškai keistas pasirodė, kažkaip biškai atrodė, kad brangokai, jis ten daugokai pasiėmė iš manęs. Kokius 5 eurus pasiėmė ir 10 centų. Be jokių ten gražų, be nieko taip. Lygiai pasiėmė, čekiuką pim išmėtė. Nežinau. Kitą kartą jau čia kortelę mokėsi geriau. Dabar varau kažkokį restoraną. Gal leis vandens prisipilti iš tualeto. Čia blemba toks biškai prabangus. Biškai nelabai čia man jauku. Kvep čia baisiausiai. Kaip savo. Viskas gerai. Reikalai susitvarkyti, apsiprausta, atsigaivinta, toliau į trasą. Au, ir vėl žvyrkelis. Vėl tik pasijungiu dviračiu. Google Maps iš karto žvyrkeliai. Pradžioje toks normalesnis būdavo, vėl duobės. Amortizatorius vėl jungiam. Tokie neaiškus keliai, turi nemažai atstumą, nori nuvažiuoti kuo greičiau, toks jauduliuks vėl visai smagus. Kaip aš nekenčiu gulinčių policininkų, aš negaliu. Pats žiauriausias dalykas būtų. Kaip kokiem gyvuliam, kurie negali patys savęs kontroliuotis. Apie ką mes kalbam? Čia kelias tipo? Aš nebeturiu žodžių. Žiūrim satelitą. Ai, tu reikėjo ne čia sukti. Nu nieko, įsiliesiu šitą kelią. Važiuojam, žodžiu.
Nuso kokie medžiai. Kokia čia rūšis, kaži. Kažkokie bežieviai. Bet žiauriai didelis stori. Be to, labai džiaugiuosi savo bato pasirinkimu šiai kelionį. Galvoju, aš tiesiog paprastus kėdus imt, bet visų pirma būčiau sušalęs aš su jais. Čia šiais laikais Ispanijai nekrorats. Visų antra, nuo vandens gerai apsauga. Ir visų trečia, padai normalūs. Turi gerą sukibimą, kai reikia per tokias nesąmonės važiuoti. O taip, turi vėl tešlyną. Tik nežinau, ar aš išdrįsiu per jį važiuoti. Nu ne, čia gal ne toks, kur žiauriai kimb. Reik bandyti. Baisu, eik tu prisėmiau koją. Eik tu prisėmiau koją. Bet kol kas nejaučiu drėgmės dar batose, nu gal tik čiut labai nedaug. O aš ten įminiau konkrečiai. Maladės batai. OMG, kelio nebėra. Kelio nebėra. Tu juokauji. Pažiūrėjau biškį, ten ein bėgiai už kokią 100 metrų anoj pusėj, o bėgiai tai jokiai praeina per tą duobę, tai reikia bandyti čia prasistumti per šitos krūmus ir grįžti į kelią. O taip, aš kitoj pusėj. Nice, bliama kaip gerai, nes jau galvojau, jeigu reiktų grįžti tiek atgal, o aš čia tiek ilgai purčiaus į tą pusę, o kitas kelias būtų labai per aplinkui. Wow, koks palengvėjimas dabar. Nebesvarbu, tas žvyrkelis man gerai, duokit man tą žvyrkelį, tik tais nenukirskit man kelią. Važiuojam. 200 metrų posūkis į kairę. Aš meldžiu, kad būtų normalus asfaltas. O, jas, mes jį turim. Bet aš vis tiek per daug bijau. Man per daug paranoja, kad jis pasibaigs už 100 metrų. Ir geležinkelio pervažą persivariau.
jau stūmus dviratį, nes ten per daug jau aštras akmenis bijo prakalt padangą. Oho, kokie greičiai! 26, wow! Senokai nebuvo tokį greičių. O, ir kaip lygiai važiuojas. Wow! Kaifuoju! Vėjuksi nugarą. Asfalt. Nors ir neidealus, bet vis tiek asfalt. Skriejam, lėkim. Šiek pas tilto atsispavinau. Jau maniau, kad nebereiks stumt šiandien. Viskas, šitą miestą pasižymiu, žemėlapį, maršrutą, ten, kad rodytų kaip mašinos, kad važiuotų. Viskas. Kiek galima. Aš čia ne haikint susirašiau. Daug šiandien yra skundimosi, bet tokia jau realybė keliautojų. Ne viskas čia taip gražu ir smagu. Jo, tai toliau manęs seka vėl žvyrkeliai. Kaip čia žiūri, daug aktyvesnį. Mašinos važinėjai. Dulkės kelia. O aš sumuštinį praplėštai įsidėjau į priekinį bardačioką, tai sėkmės jam, o po to man, kai aš valgysiu. Kokia upė! Neįmanoma. Ten vėliau kokia klampynė, stumiuos per aplinkui. Tikiuosi, kad čia bus siauras upeliuks ir galėsiu aš persistumti. Viena pelkė įvykta, galimai dar kokias 2-3 liko. Varom. Manęs taip lengvai nesustabdysi. Aš turiu tikslą. Šiandien miegot lovoj! Kaip Davidas Goginsas pasakytų, tu nežinai mane, sūnau! Aš esu vyras ant misijos. Turim dar vieną tešlainiuką. Vėl bandau pro šoną, ten matau biškį siauriau yra. Gal net nereiks daiktų nusimti. Čia atvažiavau iš ten to miestelio.
Reikia paprašyti vandens, sekanti gyvenvietė ne taip greit, reikia nerizikuoti. Kažkokį kaimą privažiavau. Hola. 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 Hago bicicleta, no agua. ¿Qué quiere agua? Yeah, agua. Oh, muchas gracias. Adiós. Pagaliau kažkas davė. Vandens. Vienas normalus žmogus. Pirmasis kritims. Bet nieko, aš sveiks. Biškį per vėžę sumėtė. Ponai ir ponios. Mes dar vis važiuojam. Čia, žinokit, koks čia yra grindinys, čia yra pasaka. Čia yra pasaka, čia įmanoma važiuoti. Kas ten dėjęs? Išplauti keliai. Sunku nesuprast, kur čia kelias, kur jau tiesiog, nežinau, kažkokia vaga sodinuko. Aš jau viliuos, kad blogiau nebebus. Liko 2-3 kilai. Išsijungia amortizatorius, kai lipu į kalną. Nesvarbu, kad ir labai prastas kelias, nes labai efektyvumą prarandi. Tiesiog pumpuoji į žemę tu tada visą savo jėgą. Jau vienu metu taip suvargau belekaip, kur jau buvo biškių, buvau arti lūžio taško. Nevilties lūžio taško. Bet tada prisiminiau, kad amortizatoriai įjungti buvo. Išjungiau ir situacija pagerėja. Oi. Ir žinokit, visiškai tie kilometrai kažkaip kitaip skaičiuojas. Kai tu važiuoji žvyrkeliu, tu tiesiog žiūri savo po kojom, kur nenugriūti griovį, kur išlaikyti pusiausvyrą. Tu žiūri įdėmiai, susitelkęs kiekvieną posūkį. Nėra kada galvoti apie kažką kitką. Būni į zoną išskridęs. Ir tie sukilimai visai kitaip įsiveikia. Užsikirta galinės tavaros. Nieks nebevyks. Ai, tau tiek beliko važiuoti Žąsinė. Jis kažkaip nebevažinėja iš vieno sąnario. Nieko nesuprantu. What the fuck, aš tik dabar susimaščiu, kad dingo mano viena paduška alkūnės. Aš jos tikrai dabar nenuskau. Atsakau, nulūžo tada, kai nukritau nuo dviračiai. Tą sriegį. Išmaliau galvikė, galutinai nebeatsisuk šits. Bet tai ką su tuo gaidžiu daryti, aš neįsivaizduoju. Žodžiu, reikia bandyti išrauti laukant šitą trosą ir pažiūrėti, ar jis tikrai nutrūkęs. Dabar iš naujo įtempiau, iš naujo priveržiau. Dabar kaip ir jud. Dabar spaudu. Dabar vaikšto kaip ir.
kažkas veikia. Ir pamačiau ant to plento važiuojantį dviratininką. Ant kiek smagiau pasidarė. Neįsivaizduojat. Reiškias, čia normalūs žmonės važinėja irgi. Bet rimtai pagaliau žmonių sutikau. Buvau pamiršęs, kad jų nemačiau visiškai. Hola. Hola. Grinai, bėgiks priekį parbėgam. Vau, aš ten grinai vienas. Po tos klampynės važinėjau. Vau, pagaliau. Negaliu patikėti. Atvažiavau. Po 7, kem 3 valandos. Rezultatai. 83 km. 6 valandas su pusė. Vidutinis greitis apgailėtinas. Sukilimo 1136. Rekords. Gerai. Labą naktis. Pusė 10. Tik dabar atėjau į savo apartamentus. Tokio lėto mąstymo, tokio lėto apsisukimo tempo personalo, aptarnaujančio personalo aš nesu matęs. Ten taip viskas nesklandžiai vyko. Viskas ten per telefoną. Tam paskambinu pagrindiniam numeriui, sako, skambink kitam numeriui, tam paskambinu. Vos pralemena angliškai. Belia kaip sunku, dėl kalbos barjerą buvo suprast, bet susišnekėti, bet aišku, išorinį durų pin kodą bandė sugaudyti iš kolegų pusę valandos. Gerą vakarą. Tai ką, šiaip netaip įveikėm tą dieną, tą žiaurę dieną. Bet po to toks geras užtarnautas poilsis. Atsigavau. Na, atsigavau iš dalies. Buvo šiek tiek tokių niuansų tą miestelį, nes kaip tik buvo Velykos. Na, bet apžvelgsim trumpai detalės kitam video. Dėkui, kad pažiūrėjot visą video. Dėkui, kad kartu su manimi esat jau visą mėnesį, nes kovo 11, kai video išeis, tai bus diena prieš, suėjo lygiai mėnuo, kaip aš keliauju. Šiaip netaip ištvėrėm, laikomės. Tikiuosi viskas bus ok ir toliau. Dėkui labai, kad prisidedat finansiškai, tikrai labai padedat, nes tas pirmas mėnuo buvo ir netikėtų pirkinių ir reikėjo šiek tiek dažniau sustoti moteliuose, kad adaptuotis, kad neperdegt, taip pat montuoti video, kad komfortabiliai montuoti, palapinėje nuolat neišeina. Būna kartais sudėtinga su elektra, tai dar ir dėl to, kad pasikraut dalykus ir tiek. Tada susimatysim kitam video. Ačiū.